Viktorija. Viktorija, atidaryk duris. Prašau, Viktorija, atidaryk duris. Labadiena, galiu jums padėti. Žinokite, Viktorija laiptinė neveiks dėl jūsų namų saugumo. Jums reikia arba rakto, arba kortelės, arba piršto antspaudo, kad galėtumėte su skaitytuvu pridėti pirštą ir atidaryti duris. Tokiu būdu be rakto. Supratau. Prašau. Su Viktorija jau man teko susipažinti, tik kažkaip šiandien manęs neklauso. Tai dėl to, kad jūs norite savo namus valdyti būdama ne namuose, būdama laiptinėje. Viktorija tai yra sistema, kuri skirta valdyti namus būnant viduje. Reiškia, kaip gyventojas ten ir gyvenu. Tuomet aš galiu įsijungti šviesą, užtraukti užuolaidas, žaliuzių pakoreguoti, pakeisti temperatūrą, tai aš turiu normalų valdymą, kaip ir būdamas namuose. Kai aš esu ne namuose, aš galiu valdyti, jeigu aš noriu tą padaryti. Tas ypatingai aktualu turintiems antrą būstą, važiuojantys į sodybą arba išvažiavus iš namų ir bijant, kad aš kažką tai palikau namuose įjungdamas, valdymas nuotolinis labai tam tinkamas dalykas. Bet dažniausiai iš laiptinės nelabai kas nori tą valdymą turėti, kad kaimynai negalėtų mano namų valdyti. Taip, žinoma. Dabar dėl galimybių pusės, ką gali dar valdyti Viktorija, tai vienas iš galimų variantų galėtų būti būtent scenarijų valdymas. Ką mes ir matėme, kad atėjus man į namus įsijungia tam tikrai šviestuvai 100%, tam tikrai įsijungia mažiau, fonai įsijungia tik tai ten visiškai, kad sudarytų foną, bet valdymas neapsiriboja tik šviesa. Aš galiu turėti ir žaliuzių veikimą, ir užuolaidų atsitraukimą arba užtraukimą, kaip man reikia, kaip patogiau, arba pagal poros metą, kas per situaciją susidaro. Galiu turėti būtinės technikos, išmanių elementų, televizoriaus, vonės muzikos įsijungimą arba persijungimą į norimą kanalą. Tai iš turto minėjo, kad žmogus susirenka visas funkcijas, kurios yra jam patogios, kurios jam yra tinkamos ir mes kaip ir susiorganizuojam tam tikrą scenarijų. Ir tam tikrą personalizuotą komfortą. Jūs visiškai teisingai pasakėte, žmogus susirenka, kas jam yra patogu, kas jam yra aktualu, kas jam yra naudinga. Mano funkcijos, pavyzdžiui, būtų galbūt kitokios. Tikriausiai ir būtų kitokios, nes tai yra mano funkcijos, mano komfortas. Bet to išmanus namas yra gerai, išmanus būstas yra gerai, kad jis prisitaiko prie mūsų komforto, prie mūsų norų. Taip. Ir jeigu paskui mano norai pasikeičia, aš galiu lengvai juos įvesti į sistemą ir pakeisti kitais norais. Ir visi šeimos nariai gali naudotis šiomis funkcijomis ir kreiptis į Viktoriją? Visi šeimos nariai, net ir maži vaikai taip pat. Puiku. Virtuvė tikrai visi sutiks, kad erdvė, kurią praleidžiame tikrai labai daug laiko. Ir kai pirmą kartą čia užėjau, man labai užstrigo ypatingai jungiklių spalva, tokia tikrai išskirtinė. Aš įsijungiau muziką, įsijungiau šviesas ir man iš karto kilo klausimas, kodėl tiek daug ekranų? Klausimas labai geras, jis susijęs su tuo, kad yra skirtingi klientai. Vieniems, pavyzdžiui, reikia įrenginio, kurį galima išimti ir nusinešti ant sofutės. Taip, čia kaip pavyzdys būtų išimas planšetas, o tai yra iPadas, kurį mes puikiai galima išimti. Iš jo turime tiek išmanių namų valdymą, tiek galime naudoti kaip universalų daugiafunkcinį įrenginį, pažiūrėti, kas bus rodoma per televiziją arba kažką kitą, kas mus domina. Iš to pusės yra su iPado problema ta, kad jisai gali kažkur dingti, jisai gali būti užmirštas, gali išsikrauti. Tačiau turime įrenginį, kuris sumontuotas stacionariai, kuris visada bus vienoje vietoje, mes tada žinosime, kur jį surasti, ir tada bus pakrautas, ir tada bus pasiruošęs veikti. Oi, tai aš šį rinkuosi. Nes, pavyzdžiui, mano dukrytė tai griebtų planšetę ir jinai atsidurtų tikrai gal kažkur miegamojo platybėse. Ir jūs tai nematytumėte planšetę. Taip. Tai kokių dar funkcijų paslėpta šioje nuostabioje virtuvėje? Šioje virtuvėje yra paslėptos kelios dar papildomos galimybės, ką sunkiau parodyti, bet kas yra pakankamai praktiška. Tai, sakykime, mes galime turėti kaitlentę, kuri atlieka savo tiesioginę funkciją, tačiau tuo pačiu mes galime fiksuoti momentą, kada pasibaigia kokio nors virimas arba kepimas to proceso ir duoti pranešimą žmogui, kad jau baigėsi procesas, reikia ateiti, jau pasiimti vakarienę, jau galime ją valgyti. Tai yra kaitlentė taip pat gali būti integruota į išmanių namų visą struktūrą. Tai jūs turite omenyje, kad ir virtuvėje galimi scenarijai, kurie padeda mums kasdienybėje ir kurie prisitaiko prie mūsų poreikių. Taip, nes virtuvė yra vieta, kur mes praleidžiame labai nemažai laiko ir natūralu, kad mes norime turėti ne tik apšviestumą, kuris prisidarytų prie paros meto, kad ryte būtų šaltesnis galbūt, kad mūsų labiau tonizuotų, kad tai būtų komfortiškesnis, bet tuo pačiu mes kalbame ir apie gryną orą, mes kalbame apie ventiliaciją, mes kalbame apie kartrūkį, kaitlentę, mes kalbame apie temperatūrą, kada
mums prikaista natūraliai visa aplinka dėl maisto gaminimo proceso, mes galim kalbėti apie tai, kad sumažinti arba net įjungti šaldymą, vėsinimą šitai zonai arba tam laikui, kol mes sukamės, kad mums komfortiškai gyventi. Taip, ir virtuvėje. Tai dabar pasakykit kokią nors idėją vyrui, kuris visiškai čia nieko negamina, čia niekas jam neįdomu ir kaip man jį nustebinti toj virtuvėje, kas jį čia sužavėtų. Šiais laikais, kada turime YouTube, kuris rodo, kaip reikia gaminti valgyti ir turime pasirinkimus to kaip to gaminimo, tai mes sprendimą turime. Tai tiek, kad šitie ekranai, kurie yra mažesni, nelabai patogus tam, kaip sakant, pagalbininkui. YouTube'as arba dirbtinio intelekto pavidalu. Tai tam mes turime sprendimą ekraną ant sienos, kuris yra didesnis, kur mes turime pilnavertį kompiuterį, sunaudotą aplinką ir kuriame galime tiek valdyti savo išmanius namus, persijungti atitinkamą aplikaciją. Kalbant apie ekranus, vieni yra mažesni, kiti yra didesni. Ir pavyzdžiui, šitas yra Android tipo ekranas, kuris leidžia man ne taip pasižiūrėti kokį nors receptą, kaip aš galiu padaryti vieną ar kitą patiekalą, bet jis pačiu yra pritaikytas pagal dydį, kad atitiktų tipinio baldo durelių dydį. Tai reiškia, aš galiu lengvai arba pakankamai lengvai išimti esamas dureles ir atnaujinti savo virtuvę, montuodamas tokį ekraną pas save ant sienos. Ant baldo, šiuo atveju gal sunku taip pasakyti. Aišku, jis yra ne tik ekranas, jis išlaikau tą patį išmanių namų valdymą, kad aš galiu persijungti į appsą skirtą išmanių namų valdymui ir arba reguliuoti konkretų šviestuvą, konkrečią funkciją, arba galiu persijungti į kokį nors scenarijų. Pavyzdžiui, aš noriu žiūrėti televizorių savo salone ir, pavyzdžiui, mes dabar matome, kaip bus salonas atlygyje, kaip bus traukia užuolaidos, įsijungia švietimas ir atsisuka į mūsų televizorius. Tai yra man pritaikytas, man skirtas, man patinkantis scenarijus. Ir šiuo atveju mes turime ne tik tai pasisukimą, bet ir turinio valdymą, kai parodomas tam tikras televizijos kanalas arba šiuo atveju tam tikras iš anksto parengtas filmukas. Kitas scenarijus būtų, jeigu mes norėtume grįžti atgal į mūsų virtuvės erdvę. Aš su kiekvienu paspaudimu iškviečiu virtuvės scenarijų ir matome atvirkštinį efektą, kad užuolaidos atsitraukia, televizorius pereina į standartinį veikimo režimą, o čia pas mus padaugės šviesos ir mes galim vėl kalbėti apie tai, kas bus šį vakarą vakarienei. Arba kas jie darys. Tai ką gaminsim? Kas gamins? Aš tai šis klausimas pagrindinis. Kitas scenarius, apie kurį mes galime kalbėti, kalbant apie scenarius, tai yra galbūt perėjimas vakare prie vonios. Aš kviečiu vonios, sakykime, virtualą, vonios scenarijų. Ir matome, kad mūsų vonioje įsijungia apšvietimas, nematome, bet padidėja temperatūra, ventiliacija nukreipiama, grynas oras nukreipiamas į vonios erdvę ir kviečiu į vonę. Kaip laukiu. Klientams, kurie klausia, ar mes turime didesnių ekranų, mes turime pasiūlyti ir didesnių ekranų, kurie gali būti kaip veidrodis atrodyti, bet kažkaip yra ir valdymo ekranas išmanaus namo erdvėje. Kad aš galiu persijungti į appsą skirtą namų valdymui ir tiek, sakykime, pareguliuoti šviesą, pareguliuoti muziką, pavyzdžiui, kur aš turiu savo šviesos valdymą, sumažinti apšviestumo ryškumą, jeigu man yra per daug ryškų, arba grįžti tą patį, koks buvo prieš tai. Iš papildomų funkcijų aš taip pat matau oro temperatūrą, galiu įsijungti vonios vandenį paleisti. Kas yra taip pat pakankamai faina, kad aš prie šito viso high-techinio ekrano galiu turėti paprastą jungiklį, kuris puikiai spalvinė gama tinka tiek su mūsų sienų akcentais, tiek, sakykime, su baldo spalva. Super graži labai spalva, labai gražiai dera. Kadangi aš nežinau, kaip jūs šiandien atrodysite, tai aš pasiruošiau jungiklį, kuris nesumontuotas, bet atitinka jūsų aprangos spalvą. Nu, pažvelkim. Nu, mano dizainerio akis mato, kad šiek tiek tonas šviesesnis. Aš ne dizaineris, aš esu techninis žmogus, tai štai. Bet mes turime dar 60 spalvas, kurios tarp jų galbūt surasime kažką, kas tinka arčiau. Ačiū labai. Dar noriu paliesti. Kalbam apie ekraną. Kalbant apie ekraną, teisingai geras pastebėjimas, tai mes turime ne tik tai valdymą išmanių namų, bet mes galime turėti ir papildomus appsus, kurie randasi standartiniame Android, tame tarpe, pavyzdžiui, YouTube'as arba GO3 televizija. Spaudžiu. Ir aš čia galiu puikiausiai žiūrėti kažkokią tai kanalą naujienų, arba žinias, arba galiausiai susirasti kitą mane dominantį aktualų kanalą. O tarkim klausimas, aš noriu susiplanuoti dienos darbus ir man reikia darbų sąrašo. Aš galiu jį turėti? Žinoma, yra online kalendoriai, kur aš galiu pažiūrėti puikiai, ką šiandien darysiu. Galiu pasižiūrėti orų prognozę, kaip man šiandien reikia rengtis, arba galiu pažiūrėti svarstyklės
kiek man čia nereikia dar valgyti, arba kad kiek nereikia valgyti. Stiklių nerodykit. Supratau. Išvardinamų tema, kurios nereikia Iš liesti. tikrųjų funkcija nuostabi, tikrai labai super. Man labai patiko ta funkcija su stiklu. Aš glošiu tą vonę, įsijungia. Matausi, nesimatau, fantastika. Tai šiame ekrane irgi galiu valdyti tą funkciją. Taip, nes mes turime tą idėją, kad išmanus namas, išmanus būstas leidžia tą patį šviesą iš šio stiklo permatomumą valdyti iš skirtingų vietų. Ar iš vonios, ar iš jungiklio sienos, ar iš ekrano. Pavyzdžiui, čia turime ekrane S-kartą mygtuką, kas leidžia man padaryti stiklą permatomumą. Super. Labai gražu. Aš irgi noriu pabandyti. Wow, labai fainai. Noriu aš išmokti visas savybės, noriu čia aš dar paspaudinėti. Tai mes galim čia ir palikti ir visą nakčiai viską išbandyti. Kai turime atviros erdvės tipo būstą arba butą, kaip šiuo atveju turime saloną, turime miegamą erdvę, tai mes galime turime problemą, kurią bandėme išspręsti, ar reikia televizoriaus salono erdvėje ir reikia televizoriaus miegamo erdvėje. Aišku, reikia ir ten. Ir mes norėtume būti tvarūs, norėtume būti taupus, mes turime sprendimą, kad tas pats televizorius, vienas televizorius, sukasi iš salono erdvės į miegamą erdvę ir atgal. Tokiu būdu mes taupame vieną televizorių ir mes esame žalesni ir tvaresni aplinkosauginiu požiūriu. Dar daugiau, kadangi mes turime vonę, mes turime trečią padėtį, kad aš galiu žiūrėti televizorių per mūsų stiklinę sieną, kuri yra permatoma, gulėdamas su komfortu vonioje. Oi, tikrai labai funkcionalu. Viskas orientuota į komfortą. Tikrai taip. Ir kadangi kalbame apie komfortą, noriu pakviestis prie komfortiško elemento mūsų lovos. Artūrai, teko pastebėti, kad yra tam tikrų funkcijų, kurių tiesiog kamera perteikti nepavyks. Tai yra rytais žadinanti lova, nugaros masažas. Kokiomis dar funkcijomis mus gali palepinti išmanūs namai? Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, turbūt pusės, gal net daugiau negu pusės funkcijų parodyti per kamerą nesigauna. Paimkim tą patį klimatą. Mes turime šildymą žiemos metu, vėsinimą vasaros metu, galiausiai rekuperacija, grynas oras, pagal tai, kiek čia yra daugiau žmonių, mažiau žmonių, CO2 didesnis, mažesnis kiekis to anglies dvideginio, pagal tai reguliuojamas ventiliacijos greitis, kad būtų ir kokybiškas oras ir tuo pačiu nebūtų per daug sunaudojama elektros energijos. Tai yra tai, ko parodyti natūraliai nesigauna. Kalbant apie miegamą, kalbant apie lovos pavyzdį, mes ką galim parodyti, yra, pavyzdžiui, prie lovos esantis valdymo komplektas, kur aš turiu lempelę naktiniam skaitimui, kurios šviesos ryškumą galiu padidinti arba sumažinti, kaip man reikia tuo metu. Turiu rozetę su USB-A, USB-C pajungimo moduliais, kas leidžia man tuo pačiu krauti ir telefoną, planšetę ir turėti dar neišnaudotą rozetę, kokiam nors kitam įreikėtų pajungti. Ar galiausiai mūsų žymieji scenarijai. Taip, scenarijai. Pavyzdžiui, jungime dabar scenarijų, kad aš noriu žiūrėti televizorių. Vienas paspaudimas man sukuria visą veiksmų seką. Televizorius įsijungia į kažkokį kanalą, užgęsta pagrindinis apšviestumas, išsitraukiu užuolaidas, kad uždengtų vakaro saulę, kad nešviestų per langus, kad būtų kontroliuojamas apšviestumas viduje. Ir galiausiai aš turiu kažkokį filmą, rodomą ir sureguliuotų garsu, kad būtų ir vaizdas, ir garsas skirtas šitai patalpai. Galiausiai, kas yra taip pat patogu, ta pati mūsų išmani lova. Jinai keliasi ir mane verčia iš mano vietos dabar, kad aš galėčiau patogiai atsirėmęs nugarą žiūrėti televizorių. Dalykas, kurį mes laimiai galim parodyti. Taip, šią savybę galim parodyti. Galim parodyti kitą savybę, kitą scenarijų, ne tokį draugišką, bet ir praktišką ryto scenarijus. Kai reikia keltis ryte iš lovos, šiuo atveju aš įjungsiu ryto scenarijų su mygtuku, bet dažniausiai būna pagal laiko grafiką, kažkokią tai konkrečią valandą, įsijungia apšvietimas, atsitraukia užuolaidas ir pradeda mūsų lovą vibruoti ir mūsų žadinti. Mūsų žadina. Taip, kad jau tikrai reikia jau keltis, eiti, dirbti. Nenorim, dar noriu likti. Reikia. Nenorim. Keliaujam? Keliaujam, šau. Artūrai, o kas čia? Kas čia? Kur? Čia yra sprendimas, kaip galima turėti jungiklį be laidų. Jis yra pilnai veikiantis funkcinis, mes galime keisti stiklo permatomumą iš to paties jungiklio, bet jam nereikia visiškai jokių laidų. Jis naudojamas tose situacijose, kur man yra neįmanoma gražiai pervesti laido. Kaip aš to stikliniai sieną, aš laido pakelti ar nuleisti nuo lubų tikrai negaliu gražiai, atrodys negražus sprendimas. Arba kitos situacijos yra, kur aš negaliu fiziškai, architektūriniai paminklai, senamiesčio pastatai, kuriuose
pageidautina arba net ir draudžiama keisti sienų išdėliojimą, tokiu atveju taikomi šitie sprendimai su radiobanginiais jungikliais. Aišku, nėra amžini batareika, kurie viduj, kurie užmaitina, reikia keisti maždaug kas 7-8 metus, bet tikrai ne kas mėnesį, ne kas dieną, ne kas metą, ir tai yra žmonės paprastai ir užmiršta, kad ten yra viduj batareika, kur reikia keisti. Taip pat čia yra kita funkcija, kuri leidžia man išeinant iš namų viską išjungti vienu paspaudimu ir išeiti pro duris. Šviesa, šaliuotės, tą pačią rozetę, kur jau tas laikytuvas, aš viską išjungiu, išeinu ramiai iš namų. Vienu mygtuku viską išjungiam. Taip. O kaip su namų apsauga, kaip su signalizacija? O, signalizacija yra įdomus momentas, kad signalizaciją įjungti mangi nebūtų žinot kodą. Man kodą reikia žinoti, kai signalizacija išjungia. O įjungti aš ją galiu vienu paspaudimu iš to paties mygtuko. Einam. Super. Super. Tai kaip dėl tos vakarienės šį vakarą? Oi, tai aš įjungiu YouTube, o jūs gaminat. Aš gaminu. Taip, jūs gaminat. Ne, jūs gaminat. Aš šiandien užsidirbau. Išeinu pasikrovusi daug teigiamų emocijų ir įkvėpimo. Dar kartą įsitikinau, kad būtina kreiptis į tos srities specialistus. O Jung niekuomet jūsų nenuvils. Čia buvo laida Kur dizaineris? Tai yra, kai lova rytai žadina, nugaros masažas, kokių dar savybių, kokiomis savybėmis dar... Šitas įfeilas. Čia geras. Viskas dabar tikrai kokiomis savybėmis dar gali panekinti. Gerai, viskas dabar tikrai gerai pasakysiu. Jeigu ką, tai plakatą, sako, laikykite, kad šį tekstą. Su tekstu.